Kontroliuokite savo kraujo spaudimą. Tokiu šūkiu šiemet pasitinkama Pasaulinė sveikatos diena. Jis skirta padidinto kraujo spaudimo sukeliamoms sveikatos problemoms spręsti. Šiai dienai paminėti Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai surengė spaudos konferenciją. Seimo narės konferencijos organizatorės Almos Mankuskaitės teigimu, sergančiųjų hipertenzija skaičius per 10-metį padvigubėjo. Šiandien pasaulyje kas trečias žmogus serga arterinė hipertenzija ir šita problema yra vadinama civilizacijos problema. Jinai neplenkia ir Lietuvos. Lietuvoje labai daug žmonių yra palietusi šitą ligą. 2011 metais Lietuvoje jie sirgo apie 500 000 žmonių. Tai yra liga vadinama nebyliąja žudike, kadangi jos požymių negalima pamatyti iš karto. Atsiranda požymiai tada, kada būna komplikacijos arba diagnozuojama atsitiktinai pamatavus kraujospūdį. Šią lygą, jos mastą sumažinti galima keičiant gyvenimo būdą. Ir tai yra didžiulė problema, kurią išspręsti vieni medikai yra nepajėgus, tai turi daryti ir politikai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir medikai, ir visuomenės sveikatos specialistai, apskritai visa Lietuva. Profilaktinių tyrimų išplėtimas akivaizdi užduotis Lietuvoje, teigė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis. Man keista. Automobilius vairuojam visi. Mano klausimas viešas Lietuvai. Automobiliams profilaktiką privaloma praeiti kas keli metai. Ir būtinai, jeigu nepraeinam profilaktinio patikrinimo, žinome, kad mus nubaus. Tai keista. Automobiliams skiriame dėmesį ir sukūrėm automobilių profilaktikos sistemą patikros, žmonėms neskiriam dėmesį. Nors mūsų mechanizmai kur kas sudėtingesni nei automobiliai. Tai štai, kad profilaktikos teisės aktų bazė turėtų būti išplėsta, yra akivaizdu. Pasak sveikatos apsaugos ministro, problema slypi ne ligų gydyme, o neišnaudotoje galimybėje sveikam žmogui kontaktuoti su specialistais, galinčiais pratęsti žymiai ilgesnį gyvenimą be medikamentų. Kaip vieną iš galimų sveikatos profilaktikos priemonių ministras įvardyja sveikatos pasų įdiegimą. Toks sveikatos pasas lydėtų jį, padėtų jam sekti savo būklę, medikai tai vadina homeostazę arba gyvenimo pusiausvyrą, tavo būklę ir išties ilgai būti darbingam, ilgai būti geros savijautos, pakankamai didelio fizinio ir emocinio ir protinio aktyvumo ir taip pat suteikti daug galimybių visuomeniai sekti tokiu pavyzdžiu. Tokie sveikatos pasai lydėtų vaiką nuo pat darželio iki mokyklos, nuo mokyklos ir universitete, o taip pat, jeigu mes išplėstumėm profilaktikos tikrinimų kontrolę, galėtumėm tai pritaikyti ir priimant žmonės į darbą, o apsidraudžiant sveikatos draudimą, apsidraudžiant kitomis draudimo rūšimis, kadangi jau mes žinotumėm, kokie rizikos veiksniai yra ir kaip juos galima valdyti. Buvo reikia tik nustyguoti darnią sistemą ir patikslinti normas ir įvesti praktikoje, kad sveikas žmogus galėtų taip pat žinoti, kad jo laukia visuomenės sveikatos specialisto kabinetas.